Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Labas rytas, Autopiloto žiūrovai. Šiandien naudotų automobilio rubrikoje papasakosime apie antrosios kartos Audi Q3. Šis modelis debiutavo 2019-aisiais, o vietą naujam trečiosios kartos Q3 rinkoje užleido 2025-aisiais. Visgi, ar tai reiškia, kad tai jau morališkai pasenęs ir šiandieninių rinkos poreikių nebeatitinkantis modelis? Tegul tai būna vienas iš klausimų, į kurį šiandien ir atsakysime. Antrąją Q3 kartą Audi rinkai pristatė 2018-aisiais ir sėkmingai pardavinėjo iki 2025 vidurio. Buvo siūlomos dvi kėbulo versijos – tradicinis, kokį matote ekrane, ir stilingesnis Sportback su nuožalnesniu bagažinės dangčiu. Q3 yra kompaktiškas premium klasės modelis, todėl jame vairuotojai turėtų atrasti aukštesnę kokybę, geresnės technologijas ir subalansuotas važiavimo savybės. Kiek to galima tikėtis, trumpai atsako naudotų automobilių rinkos ekspertas. Antros kartos Audi Q3 gali būti optimalus pasirinkimas ieškantiems premium lygio, kompaktiško, bet tuo pačiu ir praktiško crossoverio. Mūsų minimas Audi Q3 modelis turi dizelinį variklį, tad jisai puikiai tiks ne tik tiems, kurie ieško didesnio pravažumo, tačiau ir tiems, kuriems yra svarbi gera degalų ekonomija. Tačiau kaip iš premium lygio automobilio tikrai norėtųsi geresnių važiavimo komforto savybių, nes automobilio važiuoklė yra standi, tad jį gali varginti tiek ir ilgose kelionėse, tiek ir mieste. Nors Q3 yra kompaktiškas modelis, tačiau premium etiketė įpareigoja pasiūlyti aukštesnio lygio galimybės. Dėl šios priežasties visos šio modelio versijos, net ir su silpniausiais varikliais, buvo siūlomos tiek su automatinėmis pavarų dėžėmis, tiek ir su quattro visų varančių ratų pavaromis. Mažiausiai 150 arklio galių pajėgumą siūlo 1,5 litro turbo benzininis ir 2 litrų turbo dizelinis varikliai. 2 litris dizelis taip pat gali turėti 190 arba 200 arklio galių. Tuo metu, norint galingesnio benzininio, reikės ieškoti 2 litrų su turbina, turinčio 180, 190, 230 arba 245 arklio galias. Jei norite elektrifikuotos pavaros, galima ieškoti modelio su iš tinklo įkraunama hibridinė sistema, kurios pajėgumas 245 arklio galios, o pilnai įkrovus akumuliatorių ir naudojant tik elektros energiją galima įveikti iki 50 km atstumą. Tuo metu mes bandome Audi Q3 su mūsų šalies vairuotojų vis dar mėgstamu ir poreikius atitinkančiu dizeliniu 2 litrų varikliu, kurio pajėgumas 150 arklio galių. Jis suparuotas su 7 pavarų dvigubos sankabos automatinė greičių dėžė, per kurią varomi priekiniai šio crossoverio ratai. Neblogas derinys, jei ieškoma kompromiso tarp komforto bei geros degalų ekonomijos, tačiau dinamikos atžvilgiu verčiau ieškoti galingesnių šio variklio versijų. Automatinė pavarų dėžė veikia sklandžiai, važiuojant tiek ramiau, tiek ir dinamiškiau, bet pasiekus didesnį greitį variklio dinamika įsikvėpia. Tik priekiniai varantys ratai nesuteikia daug pasitikėjimo nusukus nuo asfalto, todėl galimybę sunkiau pravažiuojamose keliuose reikėtų vertinti kritiškai, nes vien tik didesnės prošvaisos pagalba ribota. Žinoma, galima ieškoti versijos su visų varančių ratų pavara ir turėti daug geresnės pravažumo galimybės. Tuo metu važiuoklė standi. Jei su Q3 nuspręsite nusukti nuo asfalto ir pademonstruoti šio modelio kaip crossoverio galimybės prašiau pravažiuojamose keliuose, tai iš keleivių tikrai galite išgirsti frazę, kad vežate ne malkas. Važiavimo komfortas tikrai nėra stiprioji antros kartos Q3 pusėje. Ir tai kiek nuvilia, nes toks crossoveris turėtų važiuoti minkščiau ir maloniau, o menamas sportiškumas galėtų likti šešėlyje. Viduje iš antrosios kartos Audi Q3 kaip iš premium modelio norėtųsi bent truputėlį daugiau aukštesnės kokybės medžiagų. Štai pavyzdžiui čia. Nėra taip, kad liesti yra labai nemalonu, bet tai yra kietas plastikas ir jo yra ganėtinai daug visur. Tačiau iš kitos pusės ten, kur rankos liečia daugiausiai, ten tikrai viskas yra kokybiškai ir pakankamai malonu liesti. Jeigu žvelgtume į šį automobilį iš technologinės pusės, tai nepaisant to, kad dabar yra naujas, modernesnis, trečios kartos Q3, šis antrosios kartos modelis vis dar yra pakankamai technologiškai pažangus. Pavyzdžiui, čia priešais akis turime pakankamai didelį, labai aišku, gerai suprantamą skaitmeninį prietaisų skydelį, kuriame galime keisti norimą informaciją ir matyti tai, ko mums reikia tuo metu. Čia turime taip pat pakankamai didelį vairuotojo kryptimi pasuktą lietimo jautro ekraną, kuris veikia ganėtinai greitai, tikrai gerai reaguoja į paspaudimus ir čia viskas yra ganėtinai aišku, todėl
nereikia per daug leidžiati, norint surasti kokią nors jums reikalingą funkciją. Na ir žinoma, yra automatinė klimato kontrolės sistema. Galbūt jie atrodo truputėlį senamadiškai, bet žinote, kartais geriau yra taip ir tai veikia taip, kaip reikia ir kaip jūs norite, negu kad atrodo labai prašmatniai, bet yra sudėtingai naudojama. Šiuo atveju turime S-Line paketą turinčią Audi Q3, o tai reiškia, kad turime truputėlį sportiškesnės, standesnės, geresnį šoninį prilaikymą turinčias sėdynės, bet iš tikrųjų nežinau, ar tai yra būtent tai, ko reikia tokios klasės automobiliui, nes vis tik to sportiškumo su juo, bent jau išvažiavimo savybių, jūs nepajausite per daugiausiai. Tai apskritai tai nėra automobilis, kuris per daug džiugintų savo komfortu, tačiau bent jau ergonomikos atžvilgiu jis tikrai nenuvilia. Na, o tai, kad jis yra technologiškai vis dar neatsilikęs, tikrai turėtų patikti tiems, kurie ieško pakankamai optimalaus automobilio, bet negali įsigyti visiškai naujo modelio. Iš kitų savo klasės modelių Q3 neįsiskiria nei erdvė viduje, nei bagažinės tūrių. Ant galinės sėdynės patogiai įsitaisys 2 suaugusiai, o bagažinės tūris siekia 530 litrų, labai panašiai kaip ir BMW X1 ar nehibridinėme Lexus NX. Galimi tokių antros kartos Audi Q3 gedimai bei eksploataciniai iššūkiai gali būti nepigus malonumas. Modeliai su 2 litrų benzininiais varikliais dažniausiai susiduria su grandinių problemomis, kurias sukelia įtempėjai. Todėl išgirdus nemalonius pašalinius garsus iš variklio geriau nelaukti ir keliauti į servisą. Taip pat visi benzininiai varikliai su didesnėmis nei 150–200 tūkstančių km ridomis gali pradėti naudoti daug tepalų, neretai iki 1 litro per 1000 km. Šiuo atveju problema gali būti sudėlę stūmoklių žiedai arba tiesiog fiziniai tepalo nuotėkiai iš variklio skyriaus. Dizelinių variklių problemos pakankamai standartinės. Užsikimšę kietųjų dalelių filtrai, sugedusi AdBlue įpurškimo sistema. Jei pastebite netolygų pavarų dėžės veikimą, patikrinkite tepalo lygį arba ieškokite klaidų kompiuterinės diagnostikos pagalba. Nors antros kartos Q3 vis dar pakankamai technologiškai pažangus modelis, tačiau būtent skaitmeninis prietaisų skydelis ir lietimui jautrus ekranas gali pradėti veikti su trikdžiais, tuomet patartina atnaujinti programinę įrangą. O retais atvejais skaitmeninis prietaisų skydelis gali sugesti taip, kad jį reikia keisti fiziškai ir vien skydelis gali kainuoti nuo kelių šimtų iki 1000 eurų perkant naudotą detalę. Tęsiant apie elektroniką, problemų gali kelti ir start-stop sistema, parkavimo davikliai bei galinio vaizdo kameros ar beraktė atrakinimo-užrakinimo sistema. Jeigu jūs sužavėjo ši antrosios kartos Audi Q3, kurią bandome šiandien, tai ji gali būti jūsų, nes ją parduoda longo.lt. Šiuo metu šio automobilio kaina yra 25 000 eurų. Ši Q3 yra pagaminta 2019 metais, turi 2 litrų turbo dizelinį variklį, visų varančiųjų ratų pavarą, automatinę pavarų dėžę ir yra įveikusi truputį daugiau negu 140 000 km. Taip pat šiam automobiliui yra atlikta išsami 150 punktų patikra, jis yra registruotas, turi galiojančią techninę apžiūrą, todėl vos tik įsigijus iš karto galėsite sėsti ir keliauti. Antros kartos Audi Q3 eksploatacija gali būti nepigi ir ieškantys komforto jo čia tikrai pasigės. Tačiau gali papirkti tai, jog tokios Q3 dažnai turi automatinės greičių dėžės, visų varančių ratų pavaras, varikliai pakankamai ekonomiški, o apskritai tai morališkai dar tikrai nepasenęs modelis, kurį galite nusipirkti už pusę naujos trečios kartos Q3 kainos.